Šita užduotis. Sukučio skritulys padalytas į 4 sektorius. Skritulio išpjovas. Kiekvienos išpjovos centrinis kampas lygus 90 laipsnių. Sektoriai pažymėti skaičiais 2, 3, 4, 5. Gerai, centrinis kampas tai yra tas kampas, kuris sujungia iš centro 2 taškus apskritimo ilgyje. Jeigu čia 90, čia 90, čia 90, čia 90. Gerai, toliau viskas kaip ir aišku. Klausimas 26.1. Kokia tikimybė, kad pasukus sukutį vieną kartą, jis sustos skaičiumi 3 pažymėtoje dalyje. Tai dabar gerai, vieną kartą yra sukama ir kad sustos ties 3. Tai labai paprasta. Tikimybė išsukti bet kurį skaičių, ar ne, yra lygi vienetui. Iš ko tas vienetas susidaro? Iš 4 lygių sektorių. Tai jeigu mes vieną padalintumėm į 4, gautumėm 0,25. Tai arba 0,25, arba 25%, arba lygiai taip pat 1/4. Aš truputėlį pažiūrėsiu į pateiktus atsakymus. 26. Taip, buvo nurodyta 1/4. Tai galėjom net nieko daugiau neskaičiuoti, o pateikti tiesiog šitą atsakymą. Toliau keliavom į 26.2. Sukutis pasukamas vieną kartą ir užrašomas skaičius, ties kuriuo jis sustojo, pavyzdžiui, 4. Po to pasukamas antrą kartą ir užrašomas skaičius, ties kuriuo jis sustojo, pavyzdžiui, 2. Taip gaunamas dviženklis skaičius. Pildydami galimybių lentelę, surašykite visus tokiu būdu galimus gauti dviženklius skaičius. Tai labai paprasta. Kiekvienas skaičius esantis sektoriuose turi vienodą tikimybę antrą kartą susitikti su vėl atitinkamais skaičiais. Tai dabar sakykime, čia pirmas skaičius, čia bus antras skaičius, taip? Tai bus 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Bet aš iš karto pasakysiu tokį dalyką. Toks hintas bus, nežinau, gal jums patiks, gal nepatiks. Aš kai nenoriu susimaišyti tokiose vietose, nes esu šiaip linkus labai susimaišyti, tai aš pirmiausia taip nusirašau pirmus skaičius. Man tai mažiau užima minčių galvoje, o ranka tiesiog rašo mechaniškai. Ir po to surašau taip likusius skaičius. Gerai. Tai pildydami galimybių lentelę surašykite, tai gerai. Man atrodo, užpildėm. Pažiūrėsiu, ką čia sako apie 26.2. Gerai, čia net nepateiktas toks. Viskas yra 2, 2, 2, 3. Žodžiu, nesvarbu, kad atrodo skirtingai. Bet skaičiai šiaip sutampa. Čia pavyzdyje užduoties buvo apsukti skaičiai. Iš pradžių čia buvo antras skaičius visur, bet nesvarbu, vis tiek skaičiai gaunasi tokie patys. Tai tiek vienoks, tiek kitoks atsakymas turėtų būti teisingas. Dabar 26, 2, 2. Kokia tikimybė, kad tokiu būdu bus gautas skaičius 54? Matom, kad čia yra 54. O daugiau 54 mes nematome. Tai yra vienas iš kiek? Iš 16. Kodėl 16? Nes čia yra lentelė 4×4. Tuoj viską atitaisysiu. Tai vat, iš viso, kadangi 4×4, tai iš viso langelių turime 16. Tai vienas iš tų 16 langelių ir yra ta mūsų tikimybė. Ir atsakymas pateiktas kaip ir teisingas. Toliau 2.3. Kokia tikimybė, kad tokiu būdu bus gautas skaičius, yra skaičiaus 7 kartotinis. Tai dabar kas tas 7 kartotinis? Reiškia dalinasi iš 7. 7 kartotiniai yra 7, 14, 21 ir taip toliau. Taip. Tai dabar pasižiūrim, kurie iš jų yra kartotiniai. Aš tai tiesiog paimsiu ir pabrauksiu tuos kartotinius. 22 nėra, 32 nėra, 42 lygtais yra. Aš turiu visą laiką pasikartoti, nes aš daugybos lentelės kaip nemokėjau, taip ir dabar nemoku, nors ir mokinu. Taip, mums tinka skaičius 42.
52 netinka, 23 netinka, 33 netinka, 43 netinka, 53 lygtais irgi netinka, 24 netinka, 34 netinka, 4 netinka, 4, 54, nu tai lygtais irgi netinka, ar tinka, netinka. 25 ne, 35. Tinka. Ajo. Tinka. 45 netinka, o 55 netinka. Tai, pala 54 vis patikrinau ar ne? Lygtais patikrinau, netinka. Tai iš viso tikimybė yra labai nedidelė, gaunasi 2, vėlgi 16. Galima supaprastinti, nes tiek dvejetas, tiek 16 yra abudu skaičiai, kurie dalinasi iš 2, tai gaunasi 1/8. Ir aš jau matau, kad atsakymas duotas kaip teisingas. Viskas ir paskutinis. Tai kokia tikimybė, kad tokiu būdu bus gautas skaičius, yra pirminis. Tai pirmiausia pasižiūrim, kur tie mūsų pirminiai skaičiai. Pilkai pažymėsiu, 22 nėra. Dar nepasakiau svarbiausių dalykų, kas pirminiai skaičiai yra. Tai pirminiai skaičiai yra tokie skaičiai, kurie dalinasi tik iš vieneto ir iš savęs. Ką turiu omenyje? Nu, pavyzdžiui, 2. 2 be liekonos dalinasi tik iš vieneto ir tik pats iš savęs. 2 padalinus iš 2 gaunasi gražus vienetas, 2 padalinus iš 1 gaunasi 2. Iš daugiau jokių skaičių nepasidalins dvejetas, jokio mes gražaus atsakymo negausim. Tada, pavyzdžiui, 3 lygiai taip pat turi tik 2 daliklius. Apskritai pirminiai skaičiai, tai galima taip supaprastinti, kad turi 2 daliklius. Ir juos tai apibrėžia, taip? Na ir taip toliau eina, ten rašysiu 2, 3, 5, 7, 11 ir taip toliau. Vat galima pamatyti, yra lentelių dažnai įkelta. O dabar dar toks, toks į šalį. Kokie yra tada kiti nepirminiai skaičiai? Sudėtiniai. Visi kiti yra sudėtiniai. Tai su viena tokia išimtim. Su viena tokia išimtim sudėtiniai. Tai sudėtiniai turi daugiau negu 2 daliklius. Na, kaip aš vardinau, kad 2, 3, 4. 4 vat jau nėra pirminis skaičius. 4 dalinasi iš savęs, iš 2 ir iš 1. Tai jau yra 3 dalikliai ir tai jau sako, tai yra sudėtinis skaičius. O tada koks yra vienetas? Nes kaip matot, aš jo neparašiau prie pirminių skaičių. Tai vienetas tikrai dalinasi iš savęs ir vienetas dalinasi iš vieneto. Bet čia iš viso vienetas turi tik vieną daliklį, nes tai yra tas pats skaičius. Tai vienetas yra nei pirminis, nei sudėtinis skaičius. Tai turbūt supratot, tai va, tarkim 22 tikrai nėra pirminis skaičius, 32 nėra, 2 nėra, 52 nėra. Apskritai visi lyginiai skaičiai, net išskyrus dvejetą, taip, tai yra visi sudėtiniai, ne pirminiai. Tai vat visą šitą lentelę galim braukt netinkamums. Tada mačiau, kur yra trejetai, jau čia galima truputėlį pasižiūrėti. 23, pavyzdžiui, žinau, kad yra pirminis skaičius ir pagalvom. 23 dalinas iš ko? Iš 23 gausim gražų vienetą, iš vieneto galim padalinti, gausim 23. Ir pabandykit surasti, iš ko jis dar dalinasi. Nėra tokio skaičiaus, kad gražiai įsidalintų be liekonos. Tai imsim 23, 33, nors iš pirmo žvilgsnio gal galit pagalvoti, kad yra pirminis. Jisai dalinasi iš vieneto, iš trejeto, iš 33, iš 11. Ir daugiau nesugalvoju, galbūt ir nėra. Tai yra pirminis skaičius. Tai nėra pirminis skaičius, nežinau, kodėl iš inercijos kažkaip apibraukiau. 403 irgi yra pirminis skaičius, lyg tais, tik pažiūrėsiu, ar nesidalina iš kokio 17. Ne, tai yra pirminis skaičius, tai 403, 53, 5 plus 3 yra 8, nesidalina iš 3. Lyg tais irgi yra pirminis skaičius. 24 nėra, 34 nėra, žodžiu vėlgi ketvirtas, braukiam lauk, čia nei vieno nebus skaičiaus, 25, visi, kurie penketais baigėsi, taip pat nebus pirminiai skaičiai. Tai iš viso mums tinka tik 3 skaičiai. Tai 3 skaičiai iš kiek? Iš 16.
ir pasižiūrėsiu, būtent toks atsakymas ir yra. Tai viską sprendžiau teisingai, tikiuosi, kad ir jūs pagavot ir supratote. Tikiuosi, kad pamoka buvo naudinga. Jeigu turi kitų uždavinių, kurių sprendimus norėtum sužinoti, būtinai parašyk man. Aš pabandysiu nufilmuoti video ir pasidalinsiu juo ne tik su tavimi, bet ir su visa bendruomenė. Taip tu padėsi man ir mūsų bendruomeniai augti reikiamą kryptimi. Jeigu pamokos neužteko ir norėtum individualaus dėmesio, kviečiu tave užsiregistruoti per Calendly platformą į individualią pamoką. Iki greito.